Lietuvos kūno kultūros akademijos ištakos siekia 1936 metus, kai mokykla išleido pirmąją absolventų laidą. Beveik po dešimtmečio Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas buvo įkurtas kaip savarankiška aukštoji mokykla. 1999 metais institutas pavadintas Lietuvos kūno kultūros akademija, o šiomis dienomis ši mokslo institucija įgavo dar vieną naują vardą – Lietuvos sporto universitetas. Kaip teigia universiteto rektorius, keisti aukštosios mokyklos pavadinimą įpareigojo kelios priežastys. Terminas kūno kultūra nėra vartojamas užsienio šalyse ir jis yra grynai iš sovietų sistemos. Jeigu labai įsigilinam, kas tai yra kūno kultūra, tai joje nebematom jokio sporto, joje telpa kūnų visos dalys, jeigu taip pažodžiui, ten nebematom judesio, nebematom galų gale bendravimo su žmonėm. Sporto akademijų yra Lietuvoje maždaug apie kokį 50-70. Futbolo, krepšinio, lieknėjimo, nardymo. Jaunimas nebesusigaudo. Kuo skiriasi futbolo akademija arba kineziterapijos akademija nuo kūno kultūros akademijos. Visam pasaulyje, kaip bebūtų, visi jeigu supranta, kad jeigu esame universitetinė aukštoji mokykla, tai reikia vadinti save tikrai savo vardais, tai yra universitetų. Per 77 metus parengta daugiau kaip 15 000 sporto, kūno kultūros, kineziterapijos specialistų, turizmo ir sporto vadybininkų. Universitete yra sukoncentruota daugiau kaip 90% Lietuvos sporto, fizinio ugdymo, kineziterapijos, su sveikata susijusio fizinio aktyvumo, rekreacijos mokslo ir studijų potencialo Lietuvoje. O mokslininkai aukštąją mokyklą garsina pasaulinį pripažinimą sulaukiančiais tyrimais. Tai visą laiką dirbsim kaip dirbę, taip nedirbsim. Kiekvieną kartą vis labiau stengiamės. Bet tai dabar visokios reformas vykdom, bet manau, kad mus visus šiek tiek mobilizuoja, ypač pasaulio atžvilgiu, kad jeigu sporto universitetas, tai ypatingai dar didesnį dėmesį skirsim į aukščiausio lygio mokslinis tyrimas. Universitetas ir toliau tikisi išugdyti ne vieną olimpinį ar pasaulio čempioną, ruošti aukštos kvalifikacijos mokytojus bei ugdyti visuomenės fizinį aktyvumą.